Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modesto žuvauja ir kažkaip labai keista sutikti tokį žmogų, atrodo nemelagis jisai yra, bet prie Melo upelio. Va, hebrytė. Legendinis žvejys Antonas. Modestai, parodyk, kiek dėdas aukšlių pridubasi. Va, pasižiūrėkit. Aukšlių mohikanas. Labas, Antonai. Labas, čempionė, sveikinu. Ačiū, ačiū. Smagu sutikti tokius žmonės iš tikrųjų ir tik tas keisčiausia, kad prie Melo upelio nemelagiai, va, ir šapalokas. Prie Melo upelio nemelagiai. 4 žuvauja. 2 metrai. 40. 2 metrai 40 Nu, tai čia meškerytė. tai, kad su ilgesniu nėra kur. Čia. Va, pasižiūrėkit, koks nedidelis Melo upeliukas. Va, čia ir čaika kažkokią matau. Ir va, kiek žuvyčių plaukia, nežinau ar matosi ar ne, bet va masė žuvų ir gražūs mekšai iš tikrųjų. Va, pabaidžiau. Eisim truputėlį aukščiau ir badysim sugauti mekšelį. Pas mane irgi šiandien meškerės sportinės, be žiedelių, be ritelių. Su Dainium atvažiavom, Armanis dar turi kažkur būt. Melo upelio čempionas, ten gal jam įteiksiu dar kažkokį medalį ir einam gaudyti žuvį. Turbūt pas visus yra tokių upelių, kur jungiasi ežerai, kurie išeina arba įteka į Nemuną, tai šiuo metu, kol Nemune bėda pas mūsų mekšais, tai tikrai verta į tokius važiuoti upelius ir gaudyti žuvį. Va, vyručiai. Labas, Aivariūnė. Kaip gaudo net su ryte. Opa. Čia kliovukas buvo? Ne. Ir mažylis. Įkabinęs į švendrę. Gaudo korką. Va, tokia ta žvejyba čia. Nedidelis upeliukas. Ir nedideli turbūt ir žuveliopinis. Va ir legendinis kontautų pavardę turintis vyrukas. Anoj pusėje gaudo su... Kiek ten kontė meškerė? 1,5 metro meškerytė. Va čia va mekšai geri. Va hebrytė. Jeigu nežinau ar matysis, bet va ant smėliuko. Kokie mekšai išėję. Va. Pirmas leidimas ir pirmas mekšrelis mažylis, va matau. Mekšą kokį. Į volinę, čia ne mano, čia mažylio. O mano va toks va. Aš kažkaip neimsiu. Jie tegul ima. Ant kablio 2 matiliukai, gylukas, va, įsivaizduokit, koks hebrytė, va. Plūdelė, kiek čia, 0,8 gramo, aukšlinukė ir va kaip gaudom, hebrytė, žiūrėk. Va. Op. Prie švendrukų. Reikia tik tyliai stovėt, Dainė čia atėjo dabar, daužosi, tai turbūt, kad nebus. Kibimo, nes išbaidė mano visus mekšus. Aš buvau tyliai prisėlinęs. O toks va gaudimas. Meškerytė 3,5 metruko. Žiauriai smagu iš tikrųjų. Kol nėra to didelio mekšo, tai... Op, ai. Toks gražus kibimas ir nepakirtau. Ta pačia vietelė. Vo, Dainiai nuėjau. Va taip lengvai. Leidi.
Čia hebra gaudė ant slieko, gal ant slieko didesni, nežinau, bet sliekas dzikutis penkas, ne, hebrytė? Geriausiai buvo, tai užsukom pas Liudą masalų. Opa, geresnis. Geresnė šaka. Geresnis. Turi kažkam nesisekdainį. Tik susirišai ir... Net mat, op, suplūdė, ne? Va. Opa. Mažiukas. Bet matos ir didesnių. Laukia, tik turbūt reikia tos tylos daugiau, kad... Va. Gal slieką uždėt, kad didesni būtų, bet noriu kažkaip dar pasidžiaugti tokiu upeliūkščio kibimu. Nu neak. Op. Ajajajajajajaj. Nėrė, bet nepakirta. Liauška. Ir geriau kažkaip, bičiuliai, kaip... Op. Kaip neša plūdelę. Ne kaip vietoj stovi, o kada yra toks lengvas tempimas. Lengvas nešimas, tai taip. Turbūt tas masaliukas gražiau pasiduoda ir kala čia tie nedideli mekšreliai. Op, nu kaip nepakertu, ajajai. Turėtų iš karto kalti, gerai užmečiau. Pas kiekvienus turbūt yra tokių va, kur jungiasi su ežerų upeliai, kur iš Nemuno įteka ar į Nemuno įteka upeliai, tai tikrai tokiose vietose produktyvu. Nu kaip taip nepakerta. Gal mažas biškį. Čia nuo aukšto. Kol nėra dar tose didesnėse upėse tų normalių mekšrų, nors neaišku, iš vis ar jų šiemet bus, tai reikia lysti į tokias va pelkutės, kur mano matiliukai va čia va. Ir lyst reikia į tokius nedidelius upeliukus. Nu ir tikrai galima pagauti žuvelio didesnį, mažesnį, bet smagu iš tikrųjų. Ta plūdelė lengva, lengva meškerytė. Ir tie tokie, opa, va, va, nu tai ką. Nu čia kuoja, hebra, čia ne mekšras, nes mekšrai, op, mekšrai pas mus, op, keliauja. Mekšrai dzūkiškais variantas, tai yra nuo pusės kilogramo, tai čia kuojos. Čia kuojos, kurios kimba tikrai labai gerai. Ir jeigu gaudysite tokiuose, tai visgi reikia paieškotų vietų, tokių truputėlį gilesnių, kažkokių tai pagilėjimų šiek tiek, nes kur seklu visiškai, tai matosi ta žuvis, bet jinai tokia praplaukianti. O kur truputėlį yra daugiau gylio, tai čia va jau yra truputėlį daugiau, žiūrėti. Tai kiek čia? Va, čia yra truputėlį jau daugiau gylio šitam upelį. Va čia plūdelė. Čia kabliukas. Tai čia jau yra
truputėlį giliau, tai tokiose vietose jie pristoja ir ten juos galima labai sėkmingai gaudyti. O ten, kur visiškai seklu, tai tos žuvys tiesiog tokios būna praplaukiančios. Ir aišku, reikia būt chebrytė tyliai. Kada tyliai būni, ta žuvis taip nesibaido. Nu va, dabar. Dabar va bus. Aha. Jau buvo. Reikia delikatumo. Gaila, nepasiėmiau šiandien savo besargelinės meškerytės. Turbūt būtų buvę dar geriau ant sargelio į tas tokias vanendrių akutes pakaišiot avižėlę. Bet, nu, smagu ir tai. Žiauriai. Sveiki, vyrukai. Labas. Nu ir kaip? Na, žaidžiam. Žaidžiam. Pagauni? Žiūrėk į plūdę, Lenukai. Leo, žiūrėk į plūdę, o ne į varną. Jis į objektyvą. Moka, pagavo. Pažiūrėk, tėtė, ką pagavo. Pagavau. Nepatikėsiu. Geras? Nepatikėsiu, kas čia. Krūmas. Žolė, Lenukai. Lai, bičiuliai, jeigu norite su savo atžalomis gerai praleisti laiką, tai dabar pats metas lyst į nedidelius upeliukus ir... Va. Trauk, Lenu. Gerai, gerai. O? Už šitą gėdą. Salvukas. Nepatikėjau jau tokios. Salatukas, a ne? Na, gražiai. Laikai? Taip. Iki. Eik paleis. Paleis gražiai. Eik paleis. Opa! Nu, bus apie taką. Du. Come on. O man? Taip. O, rokelis ant avižėlės išlaukė. O, koks gražuolis mekšrynas ir ant kablio ne guminuką didėjo, Matelį. matiliuką. Va, atlėkė rokelis, klubietis mūsų ir iškart iš manęs atkirto meškerę. Jie čia gaudo su avižadrebiu, bet kol kas nieko, ne? Ne. Ant avižadrebio nenori. O rokelis va štampuoja žuveliokus. Nepakirto. Va toks, kur ramesnis vanduo, ten aukšlių iš tikrųjų yra masė, tai linkėjimai Deivukui. Tau, kai patinka aukšlės, tai atvaryk į Melo upelį, padaužysi. Nu, aukšlių tikrai baisi masė. Mekšreliai labiau stovi ant srovukės, o va kur ramus vandenukas, va kaip čia matot, tai aukšlių gyvas velnias. Bet rokelis kažkaip jaudinasi, nepakerta. Matyt, blizga čia. Yra jų, va, aukšlytė.
Nukrito labai. Vadainė ant matelio, ne? Aha. Ir va koks mekšrys. Paimam. Ima. Ir va kaip gaudo Dainius, iš tikrųjų tokiose akutėse, nu va matysit kaip į kur jisai meta. Ten didesnė pas mane ten kala baisiai, bet tokių kaip ir labai gražių nėra, o Dainius va, žiūrėkit, bičiuliai. Visai, o ne ten toliau gaudai? Čia va dabar iš to. Visai tokiai. Ten toliau geriau, bet labai užeina valas ant žolių visur. Jo. Reikėtų šoninio sargelio čia. Ja, tai būtų tikrai gerai, manau. Op. Na, koks gaudymas, matot. 4 metrų meškerė ryškiai per ilga. Ir va tokie mekšreliai. Atsisėdau čia tokioj vieteliai po medžiu ir tokie truputėlį didesni tie mekšreliai, nu, dievuli. Nedidokas, bet nu vis geriau negu nieko. Jėma iš tikrųjų baisiai. Arminas gaudo, geriau žinomas jisai turbūt kaip Melo upelio čempionas, jis kaip tik ir medalį gavo. Ant slieko tai, ant slieko retesnis, bet, nu, tikrai geresni tie mekšeliai. Nu, kojytės tos vadinamos, bet šiaip smagu, nu, su sportinė meškerytė, žuvies daug. Jokio jauko, nieko čia turbūt nereikia jiem. Ne tas galvoja, kad ten kažkokį jauką turbūt valgyt, gal aukšlę kokią, jeigu gaudant, ar ten kažkokį šapaliuką, tai turbūt gerai tas jaukas būtų, bet šiaip ant mekšrelio tai tiesiog reikia eiti ir ieškoti. Ir viskas po kuo daugiau žolių, tuo daugiau žuvies, kur tokios atviros labiau vietos, tai ne-a. Ir va, aš irgi plūdelę leidžiu palei pat krantą, va, galit pasižiūrėti, va. Plūdukė, palei pat kraštuką ir va. Ir va keliauja žuveliokas kranto link nedidelis. Visgi, nu tai bandė chebrytė kukurūzą, kukurūzo nenori, arba šapaliukai, kuojos ne. Tai jeigu lieksit į tokį upeliūkštį kažkokį, tai turbūt mėsa geriau yra. Nu, matėlis, tarkim, ten dzikas ar tas pats sliekas. Sliekučių turim, bet dar kažkaip nedėjau, labai mano mažas kabliukas, tai sliekelio dar nedėjau, bet gabaliuką po to turbūt pabandysiu ir turėtų būti viskas gerai. Plūdelė 0,8 gramo, kaip jau ir turbūt prieš tai minėjau, sunkesnės net nežinau, ar reikėtų. Vandens nedaug, srovelė nedidelė ir turbūt baigsim, bičiuliai, netingėkit, patikrint upeliukus, pasimkit vaikus, pasimkit žmonas ir tikrai galima gerai labai praleisti laiką. Ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad stebite, ačiū, kad dalinotės ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.